Tai matau, kad yra prisijungusi ir Aušra Maldeikienė, tai Europos parlamento narė, aš suprantu. Taip, gerbiama Aušra. Žodis jums. Labą dieną, ar aš girdžiuosi? Ar aš girdžiuosi? Taip, girditės. Nes kažkaip nejauku. Aš iš tikrųjų labai gerai suprantu, kad ponas Pranckietis nebuvo skaitęs Orvelo Gyvulių ūkio, bet tikriausiai per tuos kelis metus, kuriuos jisai, jau prieš daug metų jis taip pasakė, kad jis apie tokį daiktą nieko negirdėjo, jis turbūt perskaitęs. Perskaitė, tai dabar turbūt suprantate, ką čia eina kalba. Iš tikrųjų, aš tiesiog noriu atkreipti ūkininkų dėmesį į vieną dalyką. Ūkis yra verslas, taip? Dauguma mūsų, pavyzdžiui, aš esu didelių ūkininkų anūkė, taip, dėl to jie Sibirė sėdėjusi. Niekada jie nebuvo girdėję apie jokias išmokas, apie nieką, jie tiesiog dirbo darbą. Jūs gaunate kosminės išmokas. Ponas Ropė Europos parlamente labai nuoširdžiai bandė gauti patvirtinimą, kad kitų šalių ūkininkai nemoka mokesčių nuo išmokų. Tik tai išaiškėjo, kad tik lietuviai, tai klausimas taip tyliai buvo nugesintas. Mes labai juokėmės ir atrodo labai linksmai. Ir aš iš tikrųjų tiesiog noriu jūs vieno dalyko paklausti. Jūsų to komiteto išvada yra anekdotiška. Man labai gaila, kad man teks atsitraukti nuo savo darbų ir visur nuoširdžiai ir griežtai važinėti po Lietuvą ir aiškinti mokytojams, gydytojams, neįgaliesiems, kurie išgyvena už 369 eurų išmokos, jeigu dirbti negali. Kartoju jums. 369 eurai yra išmoka neįgaliesiems. Ar jūs iš tikrųjų turite kiaulių akis? Ar jums niekad negėda, kai jūs žiūrite į tuos, kurie dirba už jūs ne mažiau, o dažnai daugiau, ypatingai tokius ūkininkus, kaip Starkevičius ir visokie kitokie, kurie iš tikrųjų sėdi Seime ir dar ūkius turi, ir dar pajamas iš to turi, ir dar jūs turite kiaulės akis prašyti savo lengvatų. Taigi aš dabar padarysiu viską, jau vakar susisiekiau su mokytojų streiko komitetu, kad streikas vyktų prie liberalų sąjūdžio būstinės, prie ūkininkų būstinės, nes jūs atimat iš mokytojų pinigus, jūs atimat iš gydytojų pinigus ir jūs visą laiką verkėte. Ar jums vyrai, dažniau vyrai, ar jums negėda? Sėkmės. Ačiū gerbiamai Europos parlamento nariai, Aušrai Maldeikienei už išsakytą nuomonę. Tai, matau, nori ir reaguoti komiteto nariai, tai buvo ir paminėti, ir įvardinti, tai komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis. Tai aš pirmiausia atsiprašau visų posėdžio dalyvių, nes kiaulės akys pasirodė čia mūsų ekrane ir tai buvo ir įvardinta, kad mes čia visi turime kiaulės akis. Tai dar kartą visų labai atsiprašau už tą retoriką, kokią išgirdom iš europarlamentarės. Ir žodis gerbiama jau čia visiškai yra netinkamas, nėra už ką ją gerbti, už visus tuos kaltinimus ir už visą tą savo pasisakymą, kuri grindžia savo vienintelės knygos žinojimu Orvelo Gyvulių ūkis, nebuvusi nei kartą nuėjusi į fermą ir pažiūrėjus, kaip iš tikrųjų žmonės dirba tose gyvulių ūkiuose be kabučių. Tai dar kartą atsiprašau už tokį išsišokimą europarlamentarės kaimo reikalų komitete.